krepšinio himnos ir visos fanfaros skamba Jonavos komandai. Nu, žinokit, merginom pasakiau, kad mes kaip ir buvom mus nelaikė favoritėmis. Merginom sakiau, žaiskim savo žaidimą, atsipalaiduokim, šypsokimės, bet aišku, tą sportinį azartą ir sportinę kovą nereikia pamiršti vis tiek. Kovoti iki galo. Koks buvo pirmas šitas nacionalinės moterų krepšinio lygos čempionatas Jonavos komandai? Visą sezoną. Koks jis buvo? Iškelti uždaviniai įvykdyti 150%. Čempionatas buvo koksai? Sunkus, spalvingas, duobėtas, pergalingas, koksai? Kaip jūs dabar, kai jisai pasibaigė va šiandien, kaip galima pažiūrėti iš to viršaus? Tuo pačiu įdomus, labai įdomus, nes pirmus metus, kaip jisai ir pats tas čempionatas vyksta pirmus metus, mūsų komanda susikūrusi irgi pirmi metai, tai mes euforijoje. Dabar turit progą padėkoti savo komandos žaidėjoms, treneriams, rėmėjams, tai prašau, žodžiu. Taip, tai aš iš tikrųjų pasielgiau čia labai negražiai, aš turėjau iš pat pradžių padėkoti savo visai Jonavos komandai merginų, padėkoti mūsų klubo prezidentui Vaidui Vaškevičiui ir visai mūsų klubo administracijai, vadybininkui, vairuotojui ir taip toliau, mūsų sirgaliam. Ir tikimės, kad kitą čempionatą, sekantį čempionatą neblogiau pasirodys. Laimėjot iš tikrųjų tikrai gana sunkės rungtynės. Kaip tavo pačiai jos klostysi? Iš tiesų, mes nesinervavom, o man pačiai tai buvo labai baisu, kad negaučiau 5 pražangos. O šiaip aš manau viskas labai tvarkingai ir labai normaliai. Mažasis finalas išsiskyrė kažkokiu tokiu sunkumu, didelį įtampą ar kažką tokio panašaus? Mes įtampą sau nesikūrėm, trenerė visada liepė šypsotis, o žinoma, mes su Tiketa esam gana lygiavertės komandos ir vakar nepavyko sukurti intrigos, pabandėm šiandien ir pavyko. Jo, šiandien iš tiesų 2 kėlinius žaidėt taip apylygiai ir trečiam, ketvirtam kėlinį, manau, ypač jūsų gynėjų dėka kažkaip labai daug perėmėt kamuolių ir perėmėt tą iniciatyvą į savo rankas. Kur buvo tas raktas, kažką gal pakeitė taktiką ar kažką? Ne, iš tiesų nieko nepakeitėm, tai yra pačių gynėjų indėlis į pergalę, didžiulis indėlis ir mūsų paspirtis kovoti toliau ir nepasiduoti. Jonava tapo istorinio pirmo čempionato bronzos medalio laimėtoja, tai tau ir tavo komandai, tai didelis pasiekimas, kokios mintis tau pačiai? Taip, tai yra didžiulis pasiekimas, viso čempionato metu buvome maždaug 4. vietoje ir dabar taip staigiai iššovėm ir pasiėmėm tas bronzos medalius, iš tiesų labai linksmai ir mes labai džiaugiamės. Po mažojo finalo, nežinau kaip pasakyti, bet tikriausiai tas žodis turėtų būti toks, nepasisekė turbūt. Ne tai, kad nepasisekė, gal perdegėm labai daug emocijų iš tikrųjų, labai daug nusivylimų, kartėlių, nes tikrai labai norėjau medalio, bet kaip matote, rezultatai sako ką kitą. Žaidėt iš ties su tokia gana apylygė komanda ir 2 kėliniai buvo tokie lygus, tačiau trečiam kėlinį ir ketvirtam, nežinau, gal pradėjot klyst, nes Jonavos komandos gynėjas perėmė nemažai kamuolių. Kur buvo ta tokia priežastis? Ar Jonava čia pabėgo, ar jūs kažkaip gal palūkėte? Manau, kad labai didelį mes kaltę padarėm. Pačios persam, gaudom tą kamuolį ir skubėdom į permestį. Buvo atveju, kad mes savo kamuolį savom žaidėjom į nugarą padavėm. Tai ne tiek, kiek Jonava galbūt perėmė tos kamuolius, nes pačios nesusitvarkėme su savim. Gal norėjome, per daug norėjome, ar pavargome iš permės ko. BC Tiketa pirmame istorinėme nacionalinės moterų krepšinio lygos čempionate dalyvauja finaliniam ketvirtį. Ar galima sakyti, kad sezonas buvo sėkmingas ar kažkoks geras? Nelabai sakyti, galbūt iš kitos pusės ketvirtas irgi yra gerai, bet labai norėjau medalį, tikrai labai norėjau, tai iš tos pusės kiek nusivylusi, kad jo šiandien negavome. Koks tas buvo čempionatas, visas čempionatas BC Tiketos komandais, koks jis buvo vingiuotas, sėkmingas, nesėkmingas, dabar jau kai pasibaigė visos kovos, kaip jį galima būtų apibūdinti? Aš manau, kad jisai buvo labai tolygus, galbūt tai ir pakišo koją, nes pradėjome sezoną pirmaudamos, nes buvome tokioj pat sportiniai formai kaip ir kitos komandos. Sezonas įsibėgėjo, mes visiškai nesitreniravome, mes susitikdom tik tai varžybom. Kitos komandos jos treniravosi, jos tobulėjo, tai kai kreivė kilo jų į viršų, aš manau, mes pasilikome lygiai, tai ir pakišo koją. Na, tai turbūt tikriausiai bus ką, kaip pasakyti, pataisyti ir patobulėti kitiem metam, ne? Labai daug. Tikėsimės geresnių rezultatų. Darbas, ei tu, koks ten tavo vardas, mes galim šiandien pagyventi linksmiau, padaryk šventę sau, kas kaltas, jeigu pralaimėjai.
manim, kas gers, jei šiandien